daugiabučio fasadas, visos durys. Reiškia, mes į tą pliažą išlipę, užlipę į viršų, bet dar vanduo. Dalį paskyrė žvejot, dalį paskyrė. Darbas susidėjo iš aprūpinimo šitos administracijos aprūpinimo gerbuviu. O gerbuvis toks. Per šimtmečius visokių rastų ten. Vieni plaukėjo, kiti krante gulėjo, vieni toliau, kiti arčiau su šakom be šakų, audrų išardyti sieliai. Dar reikėjo ištraukti krantą, pririšti virbėm, šlaitai aukšti, salos aukštos, reiškia kaip skrusdėlės aukštyn turėjo traukti. Egzistavo iki labai įvairiai, kiekviena sala kitaip ir kiekviena jurta ir kiekviena žmonių kompanija kitą laiko tarpą gyveno. Bet jau apie 48, 9, 50 metus jurtos pradėjo nykti. Ir jurtas statė, čia faktiškai yra jakutiškas, tik pagerintas variantas, kaip pasakau, jeigu ne karaliaus, tai karaliuko vasarnamis. Dydis, gabaritai 40 žmonių salelės. Jau sniegas, rugpjūčio pabaiga, ižas jau eina. O jurtas po darbo šitokio dydžio, mes šitą jau paskaičiavom, galėjo iš ledonešio išneštų šakalių, prižalusių, ar kol kas dar iš to ižo ištrauktų, per 2 savaitės 40 žmonių. Nes tai yra 10 tūkstančių likimų, turbūt 100 tūkstančių. Kiekvienas žmogus kitaip tą pergyveno, kitaip jam ištiko ir kitaip tas viskas atrodo ir vietovės nevienodos, ir pati tremtis nevienoda. Vėlgi kiekvieno likimas buvo kitoks, taip ir mąstymas, ir nelaimė, ir supratimas. Apie tremtį vienam žmogui yra faktiškai neįmanoma. Nes tai yra 10 tūkstančių likimų, turbūt 100 tūkstančių. Kiekvienas žmogus kitaip tą pergyveno, kitaip jam ištiko ir kitaip tas viskas atrodo ir vietovės nevienodos, ir pati tremtis nevienoda. Vėlgi kiekvieno likimas buvo kitoks, tai ir mąstymas, ir nelaimė, ir supratimas. Aš galiu įspūdžius papasakoti tik vaiko, mokyklinuko ir tik savo akim, o ne visų tų vaikų ir mamų, kurie buvo aplink. Ir netgi kiekvienoj toj stovykloj vėlgi likimai kiekvieno buvo kitokie.
nuo Liepos vidurio iki rugsėjo kažkurio tai laikotarpio, kadangi lubos ir sienos labai storai būdavo priaugusios juodo ledo. Lubos maždaug porą sprindžių, sienos kažkiek ploniau, kadangi tik vakare jurtose grįžus į šitokio dydžio jurtelę 40 žmonių temperatūrą būdavo galima pakelti iki -2, o sugulus krisdavo tarp -3, -5. Ir žmogui čia priklausė 35 centimetrai gulėti. Vėliau, žinoma, apie pusę pirmą žiemą išmirė ir vietos daugėjo. Bet kadangi storas ledas mažino vidų jurtos ir tas ledas išlašė. Tais metais Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą, o jau po metų prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. 1941 metais birželį buvo Apie tremtį vienam žmogui yra faktiškai neįmanoma. Nes tai yra 10 tūkstančių likimų, turbūt 100 tūkstančių. Kiekvienas žmogus kitaip tą pergyveno, kitaip jam ištiko ir kitaip tas viskas atrodo ir vietovės nevienodos ir pati tremtis nevienoda. Vėlgi kiekvieno likimas buvo kitoks, kaip tą mastą suprastų. Mastą, nes vienus moka suskaičiuot, pavyzdžiui, žemyn. Vat, kur statistika mūsų yra. Genocidas man kasmet atveža birželio 4. Anglų, rusų, vokiečių, anglų kalba, lietuvių. Nes šitiek yra ne tik, kad sunaikinta ten namų, pastatų ar bileko, bet sakau, kiek širdį dar palikta, o kiek nešvaros smegenyse, kiek tose galvelėse dar reikia išsivalyti.